Sveikinu tapus Torrent.lt personalo dalimi, o konkrečiau redaktoriu. Kągi, kadangi matote šį vaizdo įrašą, vadinasi jūs priimtas redaktoriaus pareigom ir gavote trumpą instruktažą iš atsakingo asmens. Šiuo atveju būtų Vilkas. Na, mano pareiga bus jūs supažindinti su redaktoriaus pareigom atsakomybė Torrent.lt bendruomenė. Redaktorius. Redaktorius mūsų trakeryje yra tas asmuo, kuris redaguoja netvarkingus torrentus. Kaip atrodo tie netvarkingi torrentai, netrukus pamatysit. Prieš tai noriu paminėti tai, kad mums reikalingi laiko, noro, kantrybės ir atsakomybės turintys redaktoriai. Jeigu jūs netokie, jūs mums nereikalingi. Toliau, gavę redaktoriaus privilegijas, Torrent.lt puslapyje jums turėjo atsirast kairėje pusė, kaip pas mane, dvi naujos skiltys. Tai bus puslapio personalui ir tiekėjams. Taip, su redaktoriaus pareigom jūs gausit ir tiekėjams skirtas privilegijas. Tiekdami torrentus nepamirškite persiskaityti tiekėjams skirtų taisyklių taisyklės skiltyse. Ir nepamirškite, kad jūsų prioritetas yra redaguoti torrentus. Taip, grįžtant prie redaktorių. Redaktoriams svarbu žinoti, iš kur gauti tuos torrentus. Taip? Taigi, tos torrentus, kuriuos reikia redaguoti, rasite nepatikrinti torrentų. Štai šioje skiltyje rasite begalę torrentų, kuriuos reikia redaguoti, sutvarkyti ir patiekti mūsų vartotojams. Nepulkite redaguoti iškart pačio pirmojo, nes jį gali tvarkyti kažkas kitas ir jūsų redagavimai susikirs ir bus nelabai malonių situacijų. Norint to išvengti, redaguokite 1–2 valandų senumo torrentus ar senesnius. Neturi reikšmės. Taipogi nepiknaudžiaukite turimom pareigom ir funkcijų. Piknaudžiausit? Bausim griežtai, nesigailėsim. Toliau, kas svarbu žinoti, tai kad taisyklių ir sąlygų nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia. Kitas dalykas bus taip. Kaip atrodo netvarkingi torrentai? Štai šitą. Netvarkingas torrentas jums iš šito netvarkingo torrento. Tai šiuo atveju bus softo, tai bus programinės įrangos pavyzdys kartu ir žaidimo. Štai pavyzdys, kaip atrodys filmas, serialas ar TV laida. Štai netvarkingas torrentas. Čia bus aišku pateikta keletą informacijos detalių, kurią galėsit naudoti tvarkydami torrentą. O torrentą tvarkysit štai per šį generatorių, per šį redagavimo įrankį. Čia užpildė visus laukelius ir paspaudę suformuoti kodą, iš tikro gausit tą kodą, kurį įvedė į štai šią dalį. Gausite išties tvarkingą torrentą, kuris atrodo štai šitą. Tiek bus supažindinimi. Na, kitos pamokėlės, kitos video bus jau vizualiai parodysiu, kaip redaguoti torrentą, tinkamai kaip redaguoti torrentą. Taigi, pirmo sezono, pirmos serijos pabaiga.